reikia manyti, kad buvimas čia ir dabar yra atsvara per dideliam šiuolaikinio žmogaus pasinėrimui iliuzinėme minčių pasaulyje. Sugrįžimas į tikrų dalykų dabarties pasaulį tampa būtinybė. Ir geriausia, ko gero, būtų kiekvieną dieną bent trumpam, keletą kartų per dieną pasinerti į dabarties akimirkos tikrų jūslėmis patiriamų dalykų pasaulį. Reikia atsitokėti arba artėsime prie patologinės būsenos, tai yra viliojančių iliuzinio pasaulio skurdas. Taigi, psichologai ragina, išeikite iš minčių, grįžkite į dabartį, į tai, kas patiriama jūslėmis, ne protu, ne mintimis, o jūslėmis, žvelkite į dangų, į debesis, atkiškite veidą lietui, vėjui, lieskite medį, eikite basomis, uoskite kvapus, klausykitės garsų. Ir nors riba tarp šitų pasaulių, vidinių ir išorinių, fizinių ir dvasinių, yra nematoma, jos tarsi ir nėra, reikia būti sąmoningai būtent grįžti, sąmoningai liesti, glostyti, atidžiai stebėti, žvelgti į debesį, į medį, į vaikų žaidimą, uosti kvapus, kažko skonėtis, grožėtis ir taip toliau ir panašiai.